Nu, labdien. Kuger. O, kaip matot. Sėdo jau traktorių. Vakar parskridau namiai, šiandien jau traktorių sėdu. Į kuekam. Grūdus kolam. Jau bunkeris vans ir. Tu jau maišą išneš. Va šitas. Biškyra skilių, tai va sumaišas užkamšom. Ir teik. Reiktum biškį prispaus, kad nenupūstų bent jau. Nu va, kokie yra. Nežinau, kas čia. Meižiavirs. Nežinau. Žodžiu, matos kombajans. Čia kažkur važiuoju. Nedaug, šiaip tebus, aš kiek suprantu. Čia ta dervėlė tuik. Žinau, kiek čia. Hektars koks tai yra. Ir tikriausiai kažkur kitur da bus. Pėdinėlė tai nelaba graži. Vies belėn koks. Pot. Nežinau, kur tas kombajans dabar. Įkų. Parskridau, šiaip neblogas skrydis. Sėdau į traukinį, iš bazės nulekiau iki Stancidor oro uostą. Ir vakarė man buvo šitą dienę skrydis. Šiandien sekmadienis, kada aš čia paliek man mašiną oro uoste, kada aš 10 valandų parskridau. Sėdau į mašiną ir parlekiau. Čia numus buvau gal 12 naktais. Tai ir teik tada. Ir teik. Anglijos, kai tik kepėn belenkiek. Čia reikėjo man kraustytis. Tai vos jai pamėguoti tų naktį. O čia skaityk šalta. Taigi debesiai, neturėt lyti, atrodo. Kiek žiūrėjau temperatūrą, kažkai debesiais, bet niek daug neturėt. Kažkur lysti. Gal vies neužpūsteik. Prie padangos, parvažiuojant traktorius, tas kombajans. Nežinau čia, kiek čia tų pradalgių gavos. Veina 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pradalgės. Nėra čia ta kederis mums didelis to kombajan. Kiek jums nas? 2,5 gal metrą? Nedaugiau. 3, ką žin. Panašiai gal kaip fūras plotiaus. Ir ką žinau, laukam tada, kol atvažiaus iš pelkėtą bunkeriaus. Kučia daugiau. Liepsiu į kabiną. Pasislėpti nuo stovėjaus. Visoka. If you ask me how I really feel, best things in life's for free. We are all part of the deal. You either tie it down or let it be. Oh, but every time it goes to hell, you figure out you might as well sit back and enjoy the show. Might be the end for all we know. Ooh, hey. Never mind what people say. You better burn them, fade away. Good times may come again.
atlėkiau čia į pabaigą darbos. Nes anam ir, kad nuvažiuot, nuvažiuot ir anam jau viskas nebetelp, grįžimau. Tai atvažiavau į galą, tai uns suvažinė šitas išsikratys. Matot, kas per kombainas. Volvo S830. Iš Švedijos parvežts, tik tas nepamenu, nes aš irgi dirbau įmonėje, kur veždavom žemės ūkio techniką iš Švedijos į Lietuvą. Aš tipos tokį nedidelį fūrą vairuodavau. Mes ten plūgus kraudavomės, kultivatorius, kartas traktorius, tokį krano. Kiekvienas nas metrų buvo, aš net nepamenu. Nedidelį fūrą, bet vat, ar aš jau bedirbau tų įmonę, nebedirbau, aš nepamenu. Bet mes irgi va toks kraudavomės. Kažkur nuo kelio iš ūkininkų pasikraudavom su kranu, tiesiog tempė. Tada užsak didelį fūrą, atvažiuoju, perkrauni didelį fūrą, tuiksot kombainus ir tada į Lietuvą. Čia dar šiaip su kabina yra. Prieš tai, kad nusipirkom, buvo be kabinas. Tai, sakojant, žmogus, kur kol vis dolkins būdavo. Baisus tiesiog. Nupirka kabiną, įstatė dabar zaibės. Nietin daug veica nami, bunkeris irgi nėra didelis, kėderis irgi nėra didelis, bet nukol. Jo, tai lauko turės tada nuvažiuoti, parvažiuoti ir tada išsikratys. Išsikratys vėl grūdus, o gumom priekaba, net ir šiaip šiupelis. Sirektom į kraštus nugrundyti, bet gal pats gal prie kraštų labiau pradės pelti ir normaliai bus. Nežinau, lauk. Nu, da viens bunkeris susuei. Kiek čia ir? Viens, du, trets dabar jau. Nuskaitai priekabą. Beveik ir yra. Tai da viens bunkeriuks. Į man rods viskas. Reiks lygti genumiai, pasikeis priekabą ir tada atgal atlikti. Jau turėtum būti nuo mūsų iš šitaną pasikeisti, nes tikrai netelps. Nors čia teikti ir, o gal telps dar. Čia skaityk toks. Tokie driužė bėr. Uns nuvažiaun, parvažiaun. Nu, skaityk, nedaug tyr. Tai šitas tik. Ten išvės siaurė. Čia toks, va, trikampiuks. Paleikt. Keista. Nu, darbo matyt nėra teisė. Taip, paleikt. Nu, tokiai švarė šiaip. Stalpintumėm dar pusantrą bunkeriaus ar nelaba. Matysim, laukam čia.
Ai, tu dar važiuoji pasikeisti to priekabą. Gera. Yeah. Jo. Dar vienas bunkeris suėjai. Čia teik bėr, čia toks trikampiuks mažas. To pabaigs, čia supils. Tada lėksiam pasikeisti priekabas. Ir atliksiam. Ir čia maža darvėlį dar ir. Tikriausia, kad tik teikti ir daugiau nežinau, čia visur nukolta jau. Čia niekur nebė mūsų. Čia va tuo irgi ruiliavautus ruilius čia dariau. Nu, šiandien baisiai vijauta, tai druon net neėmiau. Tai va, tai jau pabaigs, supils, lėksiam tada. Nu, viskas. Paleik to šanų koltę. Lekam staiginami. Nuo kų parlėkėm namai. Pagė reikia atsikabinti. Mergių reidės gal. Varom kietą išsitėmsiam. Nematau nieko. Atrodo viskas. Šitas. To aš nežinau čia. Ar reikia.
Aha. Nu, kur bandom įvaryti. Nam, aš esu užsiblokauti. Nenuversiam daržinys. Atrodo gera. O, profesional. Gera. O, leidam. Tu jau pasikabinsiam vat štatau ir atgal į laukus tada lekam. Turim. Elektrą pasijungiam. Tas gera. Nu, da ką užsikišam dėl DSP. To paliksim. Kas čia yra? Tušti. Tušti. Maišą ir galim lėkti. Nu, žodžiu, apsidirbau, lekam atgal į laukus. Lekam atgal į laukus. Manau, jau turėtų būti ir sukūlę, jau bunkerį. Laukt monis turėtų. Nu, ku, baigam atliekti vėl. Šitą. Matau, kombines lauk monis. Tai jo, matysim, kiek čia tų ratų prasok. Ar un čia pabaigt, negali pabaigt. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pradalgės. Pats pavažiaus. Jo. Pats prisiartins. Nam čia vėjin pradalgė bėra ir vis, tada važiuosim į kitą dirvą. Čia nežinau, kiek čia buvau. 20 arų. Ten dar 7 arų liktas yra. O prieš tai buvau 2 hektarą pasirodom. Jo. Nu, tai čia šitą dar į mūsų dirvelį. Nedidel čia. Saik 7 arų. Šveisas pamiršau. Va, šveisas. Viespot, baisus, nefains. Lauku tada čia. Kučia pirmyn atgal į viskas tada. Nu ir šią prisimenus vaikystę. Nežinau, ką pas jūs, pas mus tai vat kaimalė. Tai būdavo. Va ką vat. Žaisdavom
Ir jau išgirsdavo kombainų štuoliai, burzga. Tai bėgdavom pasitekti, kad būdavo kombainas, vis vakar šokdavom, kaiminys, tai linksma prisiminti. Bet aištanas būdavo, tai raudonė, kokie Rygas buvo, tai senė kombaina Nenivas, man ros Ryga, sens toks raudons, kabina tokį priek paversta, tai būdavo kažkas wow, tipo, kai mums koldavo ir leisdavat palėpti aukštą į kabiną. Tai būdavo wow. Dar atsimenu, tai būdavo, kur rinkdavo šiaudus į kupščius. Tai po pačiam gale surenk. Tai atsidar, pys toks iškrent kupštis. Mums užsidar, vėl važiavom toliau, susirenk vėl kupštį. Tokius dar būdavo. Na, paskui tada prasidėjo, kad į eilės varai paskui užari. Ar surenki, tai nežinau, tu šiaudus, ku čia, ar reiks čia ruiliauti, ar čia tepi paliks, čia biški sunkia užarti, lėkščių tai neturėjom, o užarti tokius, kiek esu seniau varęs, tai nesąmonė, kišas baisė tarp verstų, jeigu dar sušlavom, kažku tai baisu. Tai jau parvažiavom longą šią baisį. Įvažiausim tunas. Aš manau, to priekab turėti telkti ir tada reiks parvažiavus numėt takšėti. Viskas. Žiūrėjom. Gavos pilna priekaba. Varėk važiuoti. Jau į vakars. Šiek čia 2 valandų. Tu jau 7 valandas vakarą. Jau ir viesė daros. Čia aš manau, kad neišvažiuos. Reik važiuoti tenas. Yra tas tens mėlens, kur buvau. Ten reik pasiimti. Tai nežinau, šiandien gal dar bandysim vėjinto priekapsų takšyti į daržinę. O to tikriausiai reiks pasilikti ir to jau, nes jau vakar šalta daros. Čia gal net lytų jo pradėti, nes per vindį buvau žiūrėjęs, tipo 7-8 valandų, 9, kažkas tokiai debės, tokiai nefeina turėtume eiti. Ir lyg tas lyt turėtų pradėti.
Galiam lėkti. Reikia atsiminti, kortanas buvau. Atrodo nieka, mažas plotėlis. Nu, jeigu tu nori pilną priekarą. Jau su didelį kauparį. Jungiam 8 pavarą su pagreitintoja. Čia gan lygiai tokia dirba ir gal baisiai neišsivarstysim. Lekam tada. Lekam. Jungiam 8 iškart. Ir su palėtintoju dabar. Vos patrauk. Vos patrauk. Čia gal. Na, man rodos, kad gera bus čia dabar. Gera bus šiandien. Nu, turim keber. Į torio gal apie pusvalandį. Plius minus. Ir reik pilti. Pakirt. Vat, kiek jau beveik pusiu takšijau. Štai ten dar belenkiai davėts. Bet man viskas dabar. Ten praustys. Ir to pradės atlikti. Varysiam primergų liksim. Nu, pakirt nugarą, eina savo. Sienis. Nu, vakar pamiršau atsisveikinti su jumis. Tai šiandien planavau važiuoti ruilyti tų šiaudų. Bet, kaip matot, orėlis nieko. Tai baisus svars yra, niekur aš jam nevažiavau. Šiandien ilsaus, nes tik parskridau, kaip sakant, ir iškart tik daug reikalų, reik lėkti. Tai šiandien lyn ir elsamės tada. Nu, Volvo paparkauta, traktorius paparkauts ir ašku eno pagulėti. Tai vat, tokias tos pirmas deinas, nu mūsų toks atostogas, aš tikiau svars pagerės. Tai vat, gera. Eno ilsitės, tada jeigu jo pažiūrėti galą, paspauskit subscribe, jeigu dar to nepadarėt, paspauskit hype. Pasidalink dar su kuo nors mamtėti, broliais ir draugų, jeigu į tokiai. Nu ir tada susimatysim greitų laikų.
Tai va tada. Čiau, bambino.